Bom, Galim pradėti. jo, Tai sveiki. Šiandien yra 26 metų kovo 4 diena, 3 valanda ir šios transliacijos tikslas informuoti visuomenę apie prekybos paskirties, komercinių pastatų paskirties grupės, pastatų statybos projektas sklype unikalių numerių 4400 5152 8975 adresu Mokyklos gatvė 2, Ukmergė, Ukmergės rajono savivaldybė. Šis susirinkimas yra oficiali procedūra, kurią vykdome pagal teisės aktų reikalavimus, tad informuoju, kad susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomi ir bus patalpinti viešai prieinamoje platformoje. Pagal procedūras susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, tad prašysime visų parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba atsiųsti gabrielė@archipoint.lt. O kol pildysite savo informaciją, dar šiek tiek luktelkime ir gal dar prisijungs daugiau žmonių. turime kelias dar minutės, gal bus kas norės dar papildomai prisijungti ir tada pradėsim viešinimo procedūrą. Tai dar pakartosiu naujiems žmonėms prisijungusiems, kad pagal procedūros susirinkimo sąlygas dalyviai turi būti registruojami, tad prašysime visų parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba atsiųsti gabrielė@archipoint.lt. Mhm. Daugiau informacijos. Kelias minutės ir pradėsim. Tai sveiki naujai prisijungusiems. Pakartosiu, kad pagal procedūrą susirinkimo sąlygas dalyviai turi būti registruojami, tad prašysime visų parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba atsiųsti į paštu gabrielė@archipoint.lt.
Taip, tai projekto autoriai yra įmonė UAB Archipoint LT, architektai Tomas Jakovlevas, Gerda Nemulytė Grigaitė, Gabrielė Kačinauskaitė ir Urtė Dzedravičiūtė. Projekto vadovas Vidas Rašius. Projekto statytojas UAB Lairina. Susitikime dalyvauja projekto vadovas Vidas Rašius ir statytojų atstovas Saulius Stasiukynas. Šio viešojo susirinkimo pirmininkė esu aš, Gabrielė Karčinauskaitė, o sekretorius Tomas Jakovlevas. Tai viešasis susirinkimas susideda iš 3 dalių. Pirmoje dalyje pristatysime projekto sprendinius, antra dalis yra skirta atsakymams iki viešo susirinkimo gautiems pasiūlymams, o trečioje dalyje skiriame laiko transliacijos dalyvių klausimams ir pasiūlymams. Tai pirmoji dalis - projekto pristatymas. Projektas yra projektuojamas pagal Ukmergės miesto bendrąjį planą ir jo keliamus reikalavimus. Sklypo teritorija patenka į centrų zoną, priklauso mišriai gyvenamai teritorijai, kurioje gali būti vystomi ir komercinės paskirties pastatai. Tai šioje teritorijoje didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus yra 2-3 aukštai, metrais 15 metrų. Didžiausias leistinas sklypo statymo intensyvumas 1, didžiausias leistinas sklypo statymo tankis 45%, didžiausias leistinas aukštis iki karnizo 10 metrų ir mažmeninės prekybos didžiausias bendras plotas iki 5000 kvadratinių metrų. Sklypo urbanistinis kontekstas šioje miesto dalyje yra mišrus, jį formuoja gyvenamosios, komercinės, pramoninės ir švietimo paskirties statiniai. Šiaurinėje pusėje esantis gelžbetonio fabrikas, rytinėje ir vakarinėje pusėse įsidėstę daugiabučių gyvenamieji namai, bei pietinėje pusėje veikianti progimnazija lemia laisvą, tačiau stambaus mastelio ir statymo charakterį. Projektuojami pastatai darniai integruojami į esamą urbanistinę struktūrą ir formuoja vientisą, logiškai pagrįstą kvartalo dalį. Pastatų komplekso tūrinė erdvinė kompozicija yra aiški, nuosekli ir orientuota pagal esamų bei planuojamų gatvių linijas. Pastatų mastelis ir geometrinė struktūra atitinka aplinkoje vyraujantį viešųjų paslaugų apgyvendinimo, komercijos ir pramonės masyvų statymą, todėl projektas tampa taip pat integralia urbanistinės sistemos grandimi. Projekto koncepcija. Tai iki teritorijos tvarkymo pradžios sklypas buvo neužstatytas, jame vyravo pievas pavieniais medžiais, o teritorija funkcionavo tik kaip toks neformalus pėsčiųjų tranzitinis praėjimas. Šiuo metu vykdomi paruošiamieji statybos darbai, sklypas dalinai aptvertas, sandėliuojamos statybinės medžiagos, supilta žemės ir žvyro sankaupas, pastatyti laikini moduliniai statiniai. Projektuojamas L formos užstatymas, orientuojamas į aktyviausią teritorijos ašį, tai yra Antakalnio gatvė. Komercinis tūris skaidomas į 2 dalis, kuriuose numatomos vienoje dalyje maisto prekių parduotuvė, kitoje dalyje specializuotų prekių parduotuvė. Taip užtikrinant funkcionalų erdvių organizavimą bei patogias klientų ir personalo prieigas. Tūriai formuojami su įstrižainėmis, atliepiančiomis būsimos mokyklos gatvės kryptis ir padedančiomis pastatams organiškai įsilieti į aplinkinį urbanistinį kontekstą. Projektas planuojamas vystyti 2 etapais. Tai pirmame etape numatoma statyti maisto prekių parduotuvę, o antru etapu specializuotų prekių parduotuvę. Sklypo zonų schema aiškiai atskiria išilgai Antakalnio gatvės projektuojamą 161 vietos automobilių stovėjimo aikštelę su tiesioginiu patekimu iš Antakalnio gatvės. Taip pat formuojamas naujas pėsčiųjų takų tinklas, schemoje pažymėtas geltona spalva, kuris jungiasi su esamu pagrindinės gatvės takų tinklu. Jis ne tik užtikrina patogų patekimą į pastatus, bet ir pratęsia ankstesnę tranzitinę sklypo funkciją. Sujungdamas Antakalnio gatvę su būsima mokyklos gatve bei gretimomis mokyklos ir gyvenamųjų namų teritorijomis. Taip pat nuo mokyklos gatvės pusės numatomas ir atskiras vizualiai uždaresnis techninis privažiavimas, schemoje pažymėtas raudona spalva. Tai vizualizacijos vaizduojančios mano minėtus sprendinius, tai vizualizacija iš paukščio skrydžio, vizualizacija nuo pagrindinio įvažiavimo į sklypą,
Tai pagrindiniai įėjimai į pastatus projektuojami iš naujojo pėsčiųjų takų tinklo, užtikrinant greitą ir patogų patekimą. Klientų įėjimai skiriami stogeliais, o maisto prekių parduotuvė ir išraiškingų parapetų. Vizualizacija nuo Antakalnio gatvės ir vizualizacija apjungianti maisto prekių parduotuvę su specializuotų prekių parduotuvė. Specializuotų prekių parduotuvėje numatomas 7 atskiros patalpos su individualiais įėjimais, didelėmis vitrinomis, orientuotomis į stovėjimo aikštelę ir Antakalnio gatvę. Dar viena vizualizacija apjungianti visą sklypo teritoriją. Visa sklypo teritorija projektuojama kaip atvira ir integrali urbanistinės struktūros dalis, numatomos naujos jungtys su Antakalnio gatve bei patogus patekimai į komercinės patalpas, užtikrinantis aiškiai ir funkcionalią susisiekimo schemą. Taip pat paliekamos galimybės tolesniai teritorijos integracijai, tai yra planuojamos perspektyvinės jungtys su mokyklos gatve, būsimais gyvenamaisiais kvartalais bei mokyklos teritorija, sudarant sąlygas darniai plėtrai ir teritorijų tarpusavio ryšiui. Sklype numatoma naikinti 33 medžius, iš kurių ekologiškai vertingi yra 20, išsaugomas vienas ekologiškai vertingas medis. Apie medžių šalinimą Ukmergės savivaldybė yra informuota, bus sudarytos sąlygos gauti medžių kirtimo leidimą. Sklypo ribose planuojama naujai pasodinti 38 medžius. Medžiai sodinami sklypo perimetru, atskiriant sklypą nuo šalia esančios degalinės, pridengiant ūkinius įėjimus nuo naujų gyvenamųjų bei esamų kvartalų, mokyklos teritorijos. Taip pat apželdintoje teritorijoje dominuoja pieva, numatytos kelios salelės žemaūgiams žoliniams augalams. Numatoma apželdinti šiek tiek virš 18% viso sklypo ploto. Sklypo teritorija neturi ryškaus reljefo peraukštėjimo, reljefas nežymiai kyla tik ties sklypo pietiniu kampu. Sklypo žemiausio taško absoliutinė altitudė yra 71,28 metrai virš jūros lygio, na aukščiausia 72,29 metrai. Tai viso labo skirtumas apie 1 metrą. Kartu su projektuojamais prekybos paskirties pastatais sklype numatomi visi pastatų eksploatacijai reikalingi inžineriniai tinklai. Elektros energijos tiekimui sklypo rytinėje dalyje projektuojama elektros transformatorinė, nuo kurios kabelio linijomis elektros energija tiekiama į pastatus ir į sklypo įrenginius. Elektroninių ryšių tinklas prijungiamas prie esamų miesto tinklų, nuo Antakalnio gatvės pusėje numatytos prisijungimo vietos. Šilumos tiekimas projektuojamas nuo mokyklos gatvės pusėje esančių centralizuotų šilumos tinklų. Vandentiekio tinklas prijungiamas prie esamų miesto tinklų, buitinės ir lietaus nuotekos nuvedamos į centralizuotus miesto tinklus. Tai pagrindiniai sklypo rodikliai ir statinių rodikliai neviršija Ukmergės miesto bendrojo plano ir atitinka galiojančius teisės aktus. Sklypo statymo intensyvumas yra 0,34 karto, sklypo statymo tankumas 32,. Taip, tai sklypo statymo intensyvumas yra 0,34 procentai pagal miesto bendrąjį planą 1. Sklypo statymo tankumas yra 32,2 procentai pagal miesto bendrąjį planą 45 procentai. Na ir sklypo statymo plotas yra apie 4565 kvadratiniai metrai. Maisto prekių parduotuvės pagrindinis pastato bendrasis plotas yra 2474 kvadratiniai metrai, pastato aukštis siekia 8,5 metro, specializuotų prekių parduotuvės pastato bendrasis plotas yra 2328 kvadratiniai metrai, pastato aukštis siekia 8 metrus. Abu pastatai yra projektuojami vieno aukšto, tačiau po specializuotų prekių parduotuvę taip pat numatomas ir rūsio aukštas pagalbinėms patalpoms ir kitoms patalpoms, kurias taip pat ir pristatysiu. Tai
Po specializuotų prekių parduotuvės dalimi numatomas rūsio aukštas, į kurį numatomi patekimai laiptais arba liftu. Šalia numatomas sanitarinis mazgas pritaikytas ir neįgaliesiems, šilumos punktas, vandens įvadas ir priedanga, kuri ekstremalios situacijos metu gali būti pritaikoma kitai veiklai. Tai pastatas numeris 1 yra maisto prekių parduotuvė, projektuojamas su pagrindiniu įėjimu per tamburą, kuriame klientų srautai natūraliai atskiriami į įeinančių ir išeinančių lankytojų kryptis. Šalia numatoma prieiga prie taros surinktuves. Didžiausią pastato dalį užima prekybos salė, iš kurios numatytas patekimas į universalų sanitarinį mazgą klientams. Šalia prekybos salės numatoma ir maisto paruošimo zona. Aplink šias pagrindinės erdves L formos perimetrų formuojamos sandėliavimo ir logistikos zona, pažymėta žalsva spalva. Taip pat įrengiamos personalo ir administracinės patalpos geltona spalva. Toliau nuo pagrindinio įėjimo suplanuotas techninės patalpas, tai būtų schemoje ruda spalva, į kurias patenkama iš lauko. Dešinėje pastato pusėje numatoma prekių priėmimo patalpa, šalia kurios formuojama ir rampa. Pastatas numeris 2, tai yra specializuotų prekių parduotuvė. Joje projektuojamos 7 atskiros parduotuvio patalpos su individualiais įėjimais į prekybos sales ir ūkines zonas. Kiekvienoje patalpoje numatytas atskiras sanitarinis mazgas bei nedidelė virtuvėlė skirta darbuotojams, kas pažymėta schemoje geltona spalva. Pastato pietinėje dalyje su tiesioginiu patekimu iš lauko numatyti ir universalūs sanitariniai mazgai klientams, prieigos prie laiptinės ir lifto vedančio į rūsį. Na ir detalesnis pirmo aukšto planas. Stogai projektuojami su 4 procentų nuolydžiu, užtikrinančiu tinkamą lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą. Ant abiejų pastatų stogų numatoma įrengti stoglangius, saulės modulius bei išorinius kondicionavimo sistemos įrenginius. Fasado apdailai parengtos 2 pagrindinės medžiagos, tai būtų tamsiai pilkos sandwich tipo plokštės ir rudos spalvinės tūrinės lamelės. Siekiant išlaikyti fasadų dinamiškumą, tose vietose, kur lamelės nenumatytas, papildomai naudojamos gofruotos sandwich tipo plokštės. Toks sprendimas leidžia vizualiai suskaidyti masyvų prekybos paskirties tūrį ir padeda jam natūraliau įsilieti į įvairialypį aplinkos kontekstą. Ties pagrindiniu įėjimu formuojamas aukštėjantis parapeto kampas bei įėjimo stogelis, kurie paryškina architektūrinę raišką ir aiškiai identifikuoja įėjimo vietą. Antakalnio gatvės pusėje projektuojamos didelės vitrinos atveria prekybos erdves į gatvę. Jos ne tik užtikrina gausų natūralios šviesos patekimą į vidų, bet ir kuria vizualinį ryšį su erdve. Pastato numeris 2 architektūrinė išraiška išlaiko vientisumą su gretimu pastatu. Fasadų apdailai naudojamos tos pačios medžiagos, tai būtų lygios ir gofruotos tamsiai pilkos plokštės bei rudos tūrinės lamelės, formuojančios ritmišką ir nuoseklį išklotinę. Pagrindiniai įėjimai akcentuojami vientisų stogeliu, vitrininėms angoms ir virš jų integruotais logotipais, kurie sukuria aiškiai atpažįstamus įėjimus. Na ir vidaus patalpos pakankamai erdvios, tai maisto prekių parduotuvės prekybos salės patalpos minimalus aukštis nuo grindų iki stogo konstrukcijos apačios yra 4,26 metro. Specializuotų prekių parduotuvių prekybos salių minimalus aukštis 5,75 metro. Na ir pirmoji dalis yra baigta. Dabar antroji dalis atsakymai į iki viešo susirinkimo gautus pasiūlymus. Tai šių pasiūlymų ar klausimų nebuvo gauta, todėl... Norėčiau pridurti, kad čia buvo nemažai prisijungusių eigoje, kai jau vyko prezentacija, tai noriu pasikartoti, kad viešas susirinkimas yra įrašomas ir bus patalpintas viešoje erdvėje. Ir taip pat prašymas visų dalyvaujančių susirinkime pateikti savo duomenis, tai yra vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, tam, kad galėtume jūs pateikti po to šio susirinkimo ataskaitą. Tai tuomet galime pereiti ir prie trečios dalies.
Tai yra transliacijos dalyvių klausimai ir pasiūlymai. Tai kviečiame drąsiai teikti savo klausimus, pasiūlymus į transliacijos žinučių langelį arba su mikrofonu galima dar su. Jo, klausimus galima užduoti, bet prašau tada rankos pakelimo principų, tarsi pakelti yra tam mygtukas, rodantis, kad norite užduoti klausimą, tada eiliškumo eilės tvarka įleidinėsi kiekvieną su galimybė užduoti tą klausimą. Tai galime pradėti nuo klausimų, jeigu yra tokia, jau susirašinėjimo langelė ir tokį pirmą turime iš Rūtos. Tai Rūta rašo, sveiki, ar galite įvardinti, kokia bus maisto prekių parduotuvė ir kada planuojama pabaigti projektą? Tai dėl maisto prekių parduotuvės konkretaus operatoriaus dabar įvardinti negalime. Tai yra projektuojama maisto prekių parduotuvė, o operatorius bus parinktas jau gavo statybos leidimą ir bus, čia jau yra užsakovo pasirinkimo klausimas, o kada bus pabaigtas projektas, tai irgi priklauso nuo parinkto operatorius atsiradimo laiko, atitinkamai ir bus vystomas projektas. Kitas klausimas. Taip, tai Simonas rašo, sveiki, ar mokyklos gatvės pritaikymas rekonstrukcija yra šio projekto apimtyje, ar naudosite dabartinę mokyklos gatvės būklę? Ne, mokyklos gatvės pritaikymas ir rekonstrukcija nėra šio projekto apimtyje, tai yra atskiras projektas ir mūsų visi patekimai yra nuo Antakalnio, jeigu galėtume štai galbūt įsijungti sklypo plano schemą, tai turime patekimus iš Antakalnio pusės ir mokyklos gatvės, teisingai, mes turime prisijungimą viršutinėje dalyje, tai mes naudojamės prisitaikymą apie mokyklos gatvėje numatyto sprendinio, tai yra patekimo ir įvaros, kuri buvo numatyta to projekto apimtyje. Tai dabar matome, kad klausimą norėtų užduoti AB. Sekundėlę. Sveiki. 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 Norėčiau užduoti klausimą dėl prekybos paskirties patalpų. Ar yra galimybė ir kada jinai būtų, jeigu būtų poreikis išsinuomoti ten tas patalpas? Tai šiuo klausimu reikėtų kreiptis į užsakovą. Į užsakovą. Taip, tai užsakovo atstovas yra pateikęs savo kontaktiniais duomenis susirašinėjimo lange, tai drąsiai kreipkitės tiesiogiai. Ir tuo pačiu tada priminkit, kokiu elektroniniu paštu išsiųsti savo kontaktus. Kaip dalyvaujančios. Gabrielė? Parašykit gal čiate, bus paprasčiau. Galiu tu parašyti. Ačiū. Dar vienas klausimas. Turime klausimą. Simonas rašo, į rampą patekimas iš mokyklos gatvės pusės. Kaip manote, ar į rampą didžiagabaritis transportas paklius? Kaip tai suderinama su mokyklos gatvės įvažiavimu? Tai suprojektuota įvaža atitinka poreikius transporto priemonių patekimui ir išlaikomi visi normatyviniai pločiai, radiusai ir tikrai ta transporto priemonė atitinkamų gabaritų pateks į rampų zoną iš mokyklos gatvės. Kaip tai suderinama su mokyklos įvažiavimu,
Tai šito vietoj net nežinau, kaip jums pakomentuoti, dar suderinama yra atskira įvaža ir sukama į kitą pusę, nei yra mokyklos įvažiavimas. Tai šito vietoj nematome kliučių, kad būtų galimybė patekti tiek vieniems, tiek kitiems patogiai į savo teritorijas. Matom dar vieną klausimą. Taip, Simonas rašo, ar rampa ir prie rampos esantys renginiai nebus triukšmo ir taršos šaltiniai mokyklos baseino atžvilgiu. Rengiant šitą projektą buvo parengtas poveikio aplinkai vertinimas, buvo vertinami triukšmo lygiai ir atitinkamos sistemos, kurios bus montuojamas ant statinių ir yra atgauta teigiama išvada ir ataskaita, kad triukšmo lygis atitinka visus normatyvus ir galimas tokia veikla. Taip, tai šitą paskaitom. Kęstutis Zinkevičius klausia, ar neturėtų sunkvežimiai važiuoti nuo degalinės pusės dėl vaikų saugumo? Dabar planuojama važiuoti šalia mokyklos, kaip suprantu. Patekimas yra numatytas būtent iš šitų pusių, nes tai buvo numatyta iš mokyklos projekte gatvės įvaža patekimas į mūsų sklypą. Prie jo ir buvo prisitaikyta. Patekimas būtent techninės ir rampos aptarnavimas, tai nėra nuolatinio judėjimo vieta, o tai yra tam tikros valandos, tai yra rytinis ir vakarinis, kai nėra būtent to kažkokio intensyvaus judėjimo kitų transporto priemonių. Tai nemanome, kad tai galėtų trikdyti ar kažkaip įtakoti mokyklos gatvės judėjimą. Matome, kad yra naujų prisijungusių, tai norime pasikartoti, kad vyksta viešas pristatymas objekto, jeigu įvardintume pilną pavadinimą. Taip, tai prekybos paskirties, komercinių pastatų paskirties grupės, pastatų statybos projektas sklype unikalių numerių 4400 5152 8975, adresu Mokyklos gatvė 2, Ukmergė, Ukmergės rajono savivaldybė. Tai informuoju dar kartelį, kad šis susirinkimas yra oficiali procedūra, kurią vykdome pagal teisės aktų reikalavimus, todėl susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomi ir bus patalpinti viešai prieinamoje platformoje. Na, o pagal procedūros sąlygą susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, tad prašysime visų parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba atsiųsti paštu gabriele@archipoint.lt. Tada toliau turime dar papildymą iš Kęstučio klausimo. Taip, tai Kęstutis papildo, kad rytiniu metu yra pats pikas, kai vaikai keliauja į mokyklą, kokios žadamos papildomos saugumo priemonės. Tikslinti tikslų atsakymą galėtume pateikti jums raštu per 5 darbo dienas po susirinkimo, tam, kad išsamei paaiškintume ir nurodytume jums tos sprendimus. Simonas klausia, kodėl nėra numatyta skvero ar panašios infrastruktūros laisvame plote? Yra vykdomi detalaus plano bei bendrojo plano reglamentais nustatyti sprendiniai ir vykdomi
užsakovo poreikių įgyvendinimą. Tai, sakykime, tokios užduoties skvero ar parko neturėjo ir nebuvo. Jeigu turite dar klausimų, pasiūlymų, labai laukiame. Simonas rašo, kaip manote, ar įvažiavimai iš Antakalnio gatvės nesudarys avarinių situacijų judrioje gatvėje? Šiuo metu turime numatytą vieną įvažiavimą iš Antakalnio gatvės, tai jeigu mes galėtume rodyti. Taip, tai yra vienas įvažiavimas projektuojamas, kitas yra numatytas kaip perspektyvinis su galimybė tai įgyvendinti ateityje iškilus tokiam poreikiui. Visgi tas perspektyvis irgi buvo vertintas pagal galiojančius normatyvus ir atstumus nuo įvažiavimų ir jisai atitinka tos reikalavimus. Todėl tokia galimybė yra, bet šiuo projektu yra numatytas vienas įvažiavimas iš Antakalnio gatvės. Čia Srautą, Simonas priduria, ar pagal srautus nemanote, kad reikalingas šviesoforas? Vėlgi yra tam skirti skaičiavimai ir pagal įvertinimą šio konkrečiai atveju, mums to šviesoforo nėra poreikio, tai ir jo neprojektuojame. Taip, tai dar laukiame klausimų ir pasiūlymų. Taip pat naujai prisijungusiems žmonėms pakartosiu, kad šis susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomi, bus patalpinti viešai prieinamoje platformoje ir taip pat prašytume susirašinėjimo langelyje arba paštu gabrielė@archipoint.lt nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Tai jeigu daugiau nekyla klausimų, tai procedūra turi oficialiai vykti 1 valandą, tai mes toliau esame ir vykdome viešinimo procedūrą. Atsiprašau, jau yra dar papildomų klausimų. Taip, tai taip pat gavome klausimą, ar ateityje prekybinės patalpos numeris 2 turės rampas iš nugaros. Pagal projektą tai nėra numatyta, tai yra smulkus nuomininkai ir nereikalaujantis atskirų rampų ar patekimų. Taip pat vartotojas dar prašo, kad savo duomenis parašys privačia žinute, tai kaip ir Gabrielė minėjo, taip, savo duomenis galite siūsti elektroniniu paštu gabrielė@archipoint.lt.
Tai gal ragintume, jeigu dar yra kažkokių klausimų, prašau jas užduoti čiato langelyje, susirašinėjimo langelyje, arba galime pakėlus ranką, jungtume garsą ir galime žodžiu užduoti klausimus. Viešinimo procedūrą turime vykdyti 1 valandą, tai jinai vyks iki 5 minutės po 4. Tai Miglė klausia, ar bus įkrovimo stotelės elektromobiliams. Tai taip bus, sklypo plane yra nurodytos vietos. Taip, yra numatytas pagal normatyvinius reikalavimus elektromobilių kiekis. Miglė klausia, ar pastatas bus energetiškai efektyvus. Pastatas atitiks šiuo metu galiojančius normatyvinius reikalavimus, tai A++ klasė. Atitinkamai ir tai yra energetinio efektyvumo aukščiausia klasė. Ir taip, pastatas bus energetiškai efektyvus. Mhm. E, ai, Tai dar kartelį pasikartosiu, kad šiandien yra 26 metų kovo 4 diena, 3 valandos 33 minutės. Šios transliacijos tikslas informuoti visuomenę apie prekybos paskirties, komercinių pastatų paskirties grupės, pastatų statybos projektas sklype unikaliu numeriu 4400 5152 8975, adresu Mokyklos gatvė 2, Ukmergės rajono savivaldybė. Ir primenu, kad šis susirinkimas yra oficiali procedūra, kurią vykdome pagal teisės aktų reikalavimus. Todėl informuoju, kad susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomi ir bus patalpinti viešai prieinamoje platformoje. Pagal procedūras susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, tad dar kartelį paprašysiu visų parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba atsiųsti elektroniniu paštu adresu gabriele@archipoint.lt. Jeigu nekyla šiuo metu klausimų, tai procedūrą, kaip ir minėjau, turime atlikti pagal reikalavimus 1 valandos, tai tiesiog laukime dabar jau 4 valandos 5 minutės ir tada užbaigsime viešinimo procedūrą.
Tai Miglė klausia, ar naudojamos aplinkai draugiškos statybinės medžiagos. Naudojamos normatyvinės ir statybai pritaikytas medžiagos. Tai detalesni sprendimai konstrukciniai ir eiliniai yra daromi techninio darbo projekto metu. Visa informacija šiuo metu yra pateikta projekto viešinimo byloje. Taip pat klausimas, kokio segmento prekybos centras planuojamas, ekonominis ar aukštesnės klasės? Dėl prekybos centro segmento atsakyti galėtų užsakovo atstovas Saulius Tusikinas, kuris dalyvauja šiame susitikime ir taip pat yra nurodęs savo kontaktinius duomenis, tai galima kreiptis tiesiogiai ir tokį klausimą užduoti. Simonas klausia, atliekų surinkimo zonos numatomos nuo mokyklos gatvės, ar planuojama naudoti požeminės talpas, kaip bus užtikrinta vizualinė ir juntama tarša? Galėtum išjungti paparą. Tai atliekų, taip, ja, čia yra kalba būtent apie šitą zoną, yra pastatomi atliekų konteineriai, bet jie yra numatyti pridengiami su atitinkama lengvų konstrukcijų statiniais, kurie pilnai uždengs ir estetiškai tvarkingai ir nebus estetinės taršos. Taip pat dėl užtikrinimo, kadangi tai yra prekybos centro konteineriai, bus numatytas intensyvus tų atliekų išvežimo pagal vėlgi reikalavimus procesas, dėl to tikrai neturėtų kilti papildomų nesklandumų. Taip pat Miglė klausia, kaip bus užtikrinamas saugumas teritorijoje. Dėl saugumo reikėtų patikslinti klausimą, koks būtent saugumas, apie kokį saugumą tiksliai yra kalba, nes teritorija yra suprojektuota prekybos paskirties pastatai su parkavimo zonomis, patekimo perėjomis ir pagal normatyvinius reikalavimus. Taip, kitas klausimas, ar planuojama sukurti viešasias poilsio erdves? Planuojama sukurti yra tai, kas yra nurodyta sklypo plane, tai atskirų viešųjų poilsio zonų nėra numatoma. Yra numatomas prekybos paskirties pastatus aptarnaujanti struktūra ir aplinka. Simonas klausia, kodėl neprojektuojami požeminiai konteineriai, nuo antžeminių bus siuntama tarša. Pasiūlymas apšiltinimo zonos įrengti suoliukus. Dėl pasiūlymo ačiū, įvertinsime. Dėl projektuojamų konteinerių taip pat ačiū už pasiūlymą. Galėsime šitą tai įvertinti, aptarę su užsakovu ir taip pat galėsime pateikti jums atsakymą raštu šio klausimo per 5 darbo dienas. Taip, tai kadangi yra naujai prisijungusių žmonių, informuoju, kad šis susirinkimas yra oficiali procedūra, kurią vykdome pagal teisės aktų reikalavimus, todėl susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomi,
bus patalpinti viešai prieinamose platformose. Na ir taip pat pagal procedūros reikalavimus susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, todėl prašome visų parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba atsiųsti paštu gabrielė@archipoint.lt. Na, o šiuo metu esame prie trečios dalies, kurios metu transliacijos dalyviai gali teikti savo klausimus ir pasiūlymus, tai susirašinėjimo langelyje arba pakeliant, naudojant rankos pakelimo funkciją ir užduodant klausimą garsu. Tai dar vienas klausimas. Minėjote, kad mokyklos gatvėje nerinksite rekonstrukcijos. Ar buvote ir susipažinote vietoje su situacija? Šiuo metu mokyklos gatvėje netelpa prasilenkti du lengvieji automobiliai. Jūs teigiate, kad telps sunkiasvoris automobilis. Kaip manote, ar nesudarysite keblumų šalia esančiam baseinui ir mokyklai veikti? Klausimas yra pakankamai techninė apimties ir reikalaujantis išsamaus atsakymo, tai į šį klausimą galėsime Jums atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo viešinimo procedūros. Jo, bet kokia atveju vadovavimas mokyklos gatvės parengtų techninio projektų rekonstrukcijos mokyklos gatvės projektų. Bet, kaip ir minėjau, pilnos apimties atsakymą galėsime pateikti raštu. Miglė klausia, kaip bus užtikrinamas mokinių saugumas atsižvelgiant į padidėsiantį automobilių srautą šalia mokyklos. Jau pasikartojantis klausimas, pateiksime raštišką atsakymą per 5 darbo dienas nuo viešinimo procedūros pabaigos.
Taip, ir dar vienas klausimas, ar tokios komercinės paskirties objektas šalia ugdymo įstaigos atitinka ilgalaikę miesto urbanistinę viziją? Toks komercinis objektas buvo numatytas Ukmergės miesto bendruoju planu bei detaliuoju planu. Jo ir yra vadovavimas projektuojant konkrečiai šitą objektą. Tai vertinant tai galime įvertinti, kad miestas tai buvo įsivertinęs. Noriu pažymėti, kad valandos laikas artėja prie pabaigos, tai jeigu yra dar klausimų, prašytume juos užduoti. Miglė klausia, ar planuojama greičio ribojimo zona prie prekybos centro mokyklos? Klausimą patikslinti šiuo metu negalėtume, bet pasitarę su šios dalies specialistu galėtume jums atrašyti raštu 5 darbo dienas nuo viešinimo procedūros pabaigos. Galbūt dar, kadangi čia pakankamai daug klausimų kyla dėl mokyklos gatvės, tai jeigu dar kartą susipažinimui, mes turime sklypo planą, tai iš mokyklos gatvės yra tik tais patekimas ūkinės dalies ir aptarnaujantis transportas, maitinimo ir parduotuvės. Visas srautas automobilių patenkančių į būtent teritoriją, matomas iš Antakalnio gatvės, todėl intensyvus eismas, eismo intensyvumas mokyklos gatvėje nepakis, nes automobilių srautas yra numatomas patekimo į prekybos centrą iš Antakalnio gatvės. Taip pat klausimas, Miglė, ar bus stebima situacija po atidarymo ir esant poreikiui koreguojama infrastruktūra? Į klausimą pasitarę vėlgi su užsakovu galėtume atsakyti per 5 darbo dienas po viešinimo procedūros. Taip pat Miglė klausia, ar yra koks planas B, jei lankytojų srautas bus mažesnis nei prognozuota? Komercinio pobūdžio klausimas, į kurį architektai negalėtų atsakyti, tai šitas klausimas bus peradresuojamas vėlgi užsakovams ir pagal jų viziją turbūt
planų. E, Galėtų galbūt kažkaip patikslinti, kiek tai galėtų būti planai. A, taip pat klausia, ar yra numatytos alternatyvios priemonės ir strategijos, jei lankytojų srautas po atidarymo bus mažesnis nei prognozuota? Čia vėlgi turbūt to pačio komercinio pobūdžio klausimas skirtas valdytojui šių statinių. Tai iš architektūrinės pusės šį klausimą atsakyti negalėtume. Patikslinimas klausimų. Ačiū. Perduosime šį klausimą mūsų kalbos. Taip, tai dar kartelį paprašysiu, kas dar nepadarė, tai prašau atsiųsti į susirašinėjimo langelį arba paštu gabrielė@archipoint.lt savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Ypatingai, kad užduodantis klausimus asmenys tą informaciją pateiktų, nes teiksime jums atsakymus. Taip, tai dar laukiame paskutinių klausimų. Kągi šiuo metu yra
4 valandos. Tai jeigu nebus papildomų klausimų, dar procedūrą pratęsim 5 minutes ir tada viešinimo procedūrą užbaiginėsime. Tai per tą laiką labai prašyčiau tų, kurie dar to nepadarė, parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba siūsti paštu gabrielė@archipoint.lt. Tai iki susirinkimo pabaigos liko 4 minutės. Jei turite dar kokių klausimų, kviečiame užduoti susirašinėjimo langelyje arba pakeliant ranką. Na, o tų, kurie dar nepadarė, tai kviečiu susirašinėjimo langelyje arba paštu gabrielė@archipoint.lt nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kad galėtume tinkamai įregistruoti visus susirinkimo dalyvius. Taip, tai Miglės pasiūlymas įrengti viešas poilsio zonas su suolais, stogeliais ar mažais skverais į teritoriją leidžia. Ačiū Miglė už pasiūlymą vertinsime.
Taip pat pasiūlymas užtikrinti apšvietimą, kuris nepažeistų natūralios aplinkos ir užtikrintų saugumą vakarais. Ačiū už pasiūlymą. Pasiūlymą įvertinsime ir pagal galimybes ir įgyvendinsime. Tai dabar yra 4:05. Tai skelbiu viešai susirinkimą įvykusiu ir Dar, prašysiu šitą, nebent dar būtų kokių klausimų. Tai mes dar luktelim. Bet jeigu klausimų nebėra, tada galėtume užbaiginėti jau procedūrą. dabar yra 4:06. Skelbiu viešai susirinkimą, viešo susirinkimo procedūrą įvykdytą ir dėkoju visiems prisijungusiems ir uždavusiems klausimus ar pasiūlymus. Dėkui.